Na ką, labukas, taigi, po ilgo laiko susitinkame, vėliau aš jums pasakysiu, kodėl aš tiek ilgai nebuvau, ta prasme, YouTube'e ir apskritai, o saulė iškart šviečia. O dabar ką, esu labai užsiėmusi, va, su Sofija einame pasimti Melanės iš, kaip sakant, iš stovyklos, čia tokia kaip vaikams stovykla va, būna nuo ryto iki pietų kažkur. Tai va, einu va, su Sofija. Sofija va, eina kartu su mumis. Kas čia tokia? Važiuoja? Su ratais, jo? Nu, važiuojam. Tai va, eisim čia va ten per tą tiltą ir jau toj būsim. 1 valandą reikia būti, tai dabar be 5:05, tai va, bus kaip tik. O, jau kaip skubėjau, tai šakės tiesiog. Sakau, labai skubėjau, tai kaip čia pereiti tą gatvę dabar mums geriausia būtų. Oi, įsivaizduoju, mano žandai raudoni, tai yra skruostai, visa šlapia. Nes kažkaip ruošiausi, galvoju, čia spėsim, man pastoviai tai būna, aš ruošiausi, anksčiausiai pradedu ruoštis, o kai reikia ir nespėju, nes tai tą darai, tai čia kol pasidažai, tai aš kažkaip labai mėgstu neskubėti, po truputį ruoštis. Čia Sofija miegojo, atsikėlė, na vienu žodžiu. To dabar nežinau, kaip atrodo žandai, tai raudoni šakės, auskarus pamiršau įsisekti šiandien, nes nuo ankstaus ryto. Atostogavau ir žinote, kaip per atostogas mes, kaip sakant, na nežinau mes, bet bent jau aš leidžiu savo daugiau, kaip tik po sirgimo čia buvau, atostogavau, tai vėl keli kilogramai priaugo, jau matosi ant veido, tokia papilnėjus vėl biškė esu. Na, bet nieko. Jeigu jau ten per atostogas save per daug varžyti, tai irgi, aišku, aš veganiškai maitinuosi, ne vegetariškai, tačiau tas veganiškas maistas nebuvo pats sveikiausias. Na ką, užteks čia turbūt man kol kas burbėti, pasikalbėsime apie viską vėliau, o dabar va, skubu einu žiūrėti, kur čia tą Melanę pasimti. Gerai, tai tiek. Ai va, jau pamačiau, kur čia melašką reikia pasimti. Tu eisim per gatvę, pažiūrėsim, kad nebūtų mašinų. Ir. Na ką, ir judame per gatvę atsargiai. Ir čia va ten šokinėti vaikams, tos Bouncy Castles. Čia kas čia Little Scholars Montessori School. Čia toks kaip darželis, vienu žodžiu, vasarai. Va, ten vaikai. Eisim, pasimsim Melaniuką. Opa. Reiks nueit kur nors pasėdėti, nes taip iškaitau, tai šakės. Na ką, einu. Nu, va, pasėmėm Melaniuką. Oi, plaukai susivėlė kokie tavo. Oh my god. Plaukai tai susivėlė labai. Karšta tau, visas sušilus. Vo, kokią žvakę darė. Ai, nai, ir iš rutuliukais išpaišyta, išdaryta. Kas čia su tavim kalba, Sofačka? Oi, saulytė šviečia akytės. Aš jai striukę apmoviau, nes biški vėjas yra. Nu va. Kur padėsim dabar šitą? Kur dėsim šitą dabar? Į tašę, ne gal įdedam, ar kur? Bandom, įdėsim į tašę čia. Я не могу. Палак, той. Нет, она не плакала, она спала. Поспала, когда мы... Милашка. Išmiegojo jinai ir mes ėjom tavęs pasimti jau. Einam. Valgy kukurūzus. Žinai, kur dar eisim? Eisim pas Luką į mokyklą, užregistruoti Luką į mokyklą.
Žiūriu, vėjas pučia. Nu, einam Solnišką. Nu, ir vienu žodžiu, dar turiu vieną darbelį tokį padaryti šiandien. O, kaip smagu, taip einu į kalną, taip vėjas pučia, biškį atgaivina, tai geriau jaučiuosi jau. Na, vienu žodžiu, ką čia sakiau, einame dabar į mokyklą, užregistruoti mano pusbrolys. Dabar pabaigė, kaip sakant, tą pradinę, jau 6 metus ir dabar eis didžiąją 6 metai. Čia taip yra, kažkokia musė, kas čia. Na, vienu žodžiu, jis pabaigė, nes čia pradinė kažkaip 6 metai skaitosi yra ir 6 metai jau didžioji mokykla. Tai jisai pradės eiti didžiosios mokyklos pirmosius metus. Mano Ugnius dabar eis didžiosios mokyklos 3 metus. Tai pagal Lietuvos... Идем, что ты делаешь? Она палец там. Так, ну ничего, пошли. Einam. Oi. Panešk, prašau, Milaška. Nieko neneši, panešk šitus. Ačiū. Nu va, čia mes einam, va, parodykim, koks čia pas mūsų traukiniai važiuoja, pojazdas. Koksai. Atvažiuoja, va, čia gali važiuoti Limeriką, į Dubliną. Čia tiltas. Ir mes einame, va, traktoriai važiuoja. Nebūtų vėjo, tai būtų išvis karšta, bet aš džiaugiuosi, kad yra vėjas, nes aš iškepčiau turbūt. Ypač jeigu reikia paskubėti. Oi, kad aš nieko nešneka. Oi, kad šneka. Va, kukurūza. Kukurūza. Jo. Nu, einam. Einam jūs mano kukurūzai maži. Oi. Na ką, einam į mokyklą ir va tokie planai. Į mokyklą ir po biškį miestą ir namo. Tai va, pasikalbėsime vėliau. Ikiukas, ate. Nu va, atvažiavom dabar, kaip sakant, jau parėjom iš tos mokyklos, užregistravau pusbrolį, galima sakyti. Ir ką, dabar gražus oras, bet sugalvom vienu žodžiu parduotuvę atvažiuoti, nes iki tos parduotuvės toliau eiti jau buvo, jau pavargę buvom, tai pasiėmė mašiną ir atvažiavom čia į žaislų parduotuvę. Va, Melaniukas sėdi, pamachai ručkai. Ja, priviet. Ir va, dar čia Sofačka. Sofija, va, patenkinta saugulį žiūri. Eisim pirkti žaislų, jo. Jo, kur piniginė, va, pasiruošusi. Pinigėlių pritaupiusi. Va. Tai va, eisime va į parduotuvytę ten. Tai va. Na ką, o pirkinius parodysim jums vėliau. Štai, mėlieji, išėjo taip toksai reikalas, kad aš nespėjau nufilmuoti grįžusi, ta prasme, mergaitės Melanės žaisliukų, kokius mes nusipirkome. Na, bet galvoju tiek to, nufilmuosiu juos sekantį kartą, jeigu bus įdomu pasižiūrėti. Ir aš jau, kaip matote, esu namuose, grįžusi ir galvoju, kad parodysiu jums, ką aš nupirkau savo krikšto dukrytei. Kadangi jau tuoj neužilgo yra pirmadienis, o pirmadienį atvažiuos tas žmogus, vienu žodžiu, kuris veža siuntinius iš Lietuvos į Airiją ir panašiai. Tai, vienu žodžiu, atvažiuos autobusiukas, tas žmogus paimti siuntinuko, kurį aš supakuosiu savo krikšto dukrytei Julijai. Taigi ką, dabar, dar aš turiu jums parodyti, kokią kosmetiką aš atrinkau savo krikšto dukrai. Tačiau aš manau, kad šiame video tas netilps, tiesiog bus per daug laiko užims. Todėl aš kosmetiką padarysiu absoliučiai atskirą video. Ir tai bus tik tais kosmetikos apžvalgėlė, kurią aš atrinkau, kaip sakant, tos panaudotos kosmetikos. O dabar parodysiu tiesiog naujus pirkinukus. Na ką, pradedame. Taigi, vienas iš Julytės pirkinukų, kuriuos sugalvojau nupirkti, tokie labai faini, tokie labai, nežinau, tokie auskariukai. Tokie paprasti, bet mergaitiai 13 metų, nežinau, nu jau 13 metų, 14, ten jau bus į rudiniai 14, jau atrodo tokia panelė, jau galbūt jau ir ilgesnių tų auskariukų nori.
Bet aš nežinau, aš ją priimu dar tokią mažytę mergytę, tai man kažkaip keista jai per didelius auskarus, nes man jinai prie širdies tokia mažutė tokia, jinai man yra. Tai keista pirti didelius auskarus tokiai mažutiai dukrytei, kaip sakant. Tai aš va tokius mažiukus va perku jai, nežinau, gal jai nepatinka, gal nepasako, bet gal didesnius reikėtų nupirkti, net nežinau. Bet nupirkau, bet vis tiek manau, kad kiekvieną dieną su dideliais auskarais į mokyklą vaikščioti, na, netinka. Aš manau, kad labiau yra vat, maži auskariukai, aš pati vat, kiekvienai dienai mažiukus dėviu, tai kiekvienai dienai vat, mažiukus visai nieko. Ir čia jie nėra auksiniai, va, kai matote, kainavo tik tais 4 eurai, dar ten nuolaidos buvo, dabar čia nuolaidos vyksta, tai, žodžiu. Tai va, tokius auskariukus ir dar jų lytė auskariukai dar yra, kur čia, va šitie labai faini, va, tokius aš net per rugsėjo 1 siūlyčiau ją įsiverti. Kaip čia jie taip nepritvirtinti? Va. Man atrodo labai, labai gražus, man patinka, kad čia va juda va taip va, akutės. Na. Labai fainučiai šitie mano auskariukai. Toliau sau nusipirkau auskariukų. Kažkaip užsimaniau kažko naujo, tokio nusibosta dėvėti tos pačius, ar kurios turiu. Vis tiek norisi. Čia va tokie galiukai tokie, įdomus labai. Ir jis prisisega, tas visa grandinėlė yra prie užsegimo prisegta. O parduotuvėje tiesą mačiau, čia prisisegi, čia dar grandinėlė eina. Ir dar šitaip eina. Vienu žodžiu, visokių, dar toksai jausi, čia kažkaip prisisega, aš nelabai ten suprantu. Vienu žodžiu, visokių tų gražumų į tos ausis, bet aš nežinau, ar aš čia tokia atsilikus nuo tų madų, aš kažkaip nepratus esu čia tų grandinių prisidėti, nežinau. Nežinau, dabar čia taip grandinėlė būtų. Įdomiai, iš tikrųjų įdomiai. Gal reikėjo nusipirkti, pabandyti. Nes čia taip auskaras, čia grandinėlė eina ir čia taip toksai čiukšt, toks prisisega, toksai čiukšt. Ir čia dar kažkoks auskariukas būdami, žodžiu. Nežinau, gal reikia pabandyti nusipirkti, galvoju. Kažkaip aš laik praeinu, galvoju, to į tokius nežiūriu, bet įdomu išbandyti gal kartais kažką naujo, vat vis. Na va. Tai va. O čia, kaip matote, va toksai paprastas, toks kažkoks, kaip saga, kaip sagutė primena kažkokią. Tokie auskariukai. Toliau žieduką tokį nusipirkau. 2 žiedukai tokie. Visai nieko tokie. Toliau 2 auskariukai. Vieni tokie storesni. Nežinau, galvoju, tie ploni, gal nelabai, o per ploni gal kartais būna, o čia va tokie storesni, labiau matysis. Na, tokie storesni, vat matote. Iš 3 dalių tokių, kaip sakant. Bet čia kaip viena dalis, bet iš 3 tokių. Va. Toliau va šitie man labai mėly. Ir aš juos anksčiau jau esu pirkusi. Ir kur aš juos padėjau, nežinau. Nu, žodžiu, tokius panašius anksčiau esu pirkusi. Labai man jie faini. Nežinau, va tokie. Tokie ratukai, tokie kaip pusiau ratukai, rutuliukai, skrituliukai. Ir čia tipo deimantukai kaip tokie eina iki pusės ir po to paprastas. Užsegimukas toks paprastas, bet labai labai mėly tokie, nežinau. Ir puošnus šiek tiek, bet ne per daug puošnus. Galima ir kiekvienai dienai, galima ir pasipuošti liktai su jais tokie. Tokie fainučiai. Puošnus, bet ne per daug, neiššaukiantis, ne taip, ten kokie per daug dideli ratai būtų. Nežinau, man tai jie patinka tokie kuklus, tokie, nežinau, faini labai. Kukliai puošnus. Nežinau, kaip čia pavadinti vien žodžiu. Toliau. Čia yra sijonukas mano krikšto dukrytei. Man patinka, kai jisai tamposi. Va. Čia ir
paaugus jinai net po kelių metų. Jeigu ta balta spalva tik tais nenupilkės, nes dažniausiai, jeigu, tik jos įskalbs su baltais drabužiais, kad nenupilkėtų ta balta spalva, kad išlaikytų spalvą, gali laikyti ir keletą metų, nes va, tikrai tiks jai, kad ir jinai paaugs per liemenį ir iš ilgio. Labai fainas sijonukas. Jisai kainavo, rašo 16 eurų. Už tokį sijoną 16 eurų, nežinau, man tai atrodo brangus. Ir čia ne taip kokia firma, čia Dunestorės, taip. Dunestorės firma 16 eurų už tokį sijonėlį. Toks fainas, romantiškas, čia kaip neriniai tokie. Ir čia kaip ne imitacija, o čia iš tikrųjų tokie apsiūti. Šiaip fainas sijonėlis, kaip sakiau, toks romantiškas, bet 16 eurų vis dėlto man atrodo, kad per didelę kainą. Čia metai rašo 10-11 metų, nors jai 13, bet kaip sakiau, jinai yra tokia kūdutė, mažutė mergytė tokia, tai jai ir čia Airijai tai drabužiai šiek tiek padidinti tokie yra, ypač jai tokia mažytė yra, tai jai tinka 10-11 metų, pilnai tinka. Tikiuosi, kad tinka šios. Sako, šito dukters nemačiau metus laiko, tai jau jinai bus turbūt paaugus, gal reikia pirkti jau didesnius drabužius. Dabar nusiųsiu, pažiūrėsiu dabar, ar tiks, ką jinai sakys, kaip čia tiks, netiks. O aš mokėjau 3 eurus, kaip matote. Vietoj 16 3 eurus, tai griebiau tą sijoną, tik tais galvoju, reikia paimti, nes kainytė tikrai labai nebloga. Toliau, čia mokėjau pilną kainą, 16 eurų, už taip pat 10-11 metų, labai bijau, kad nebūtų maža, tai bijau. Bet tokia faina bliuskutė, galvoju, gal kokį sijonėlį pristaikys, šiandien per rugsėjo 1 gal galim apsimauti. Labai faina bliuskutė tokia. Dabar šilta Lietuvoje, čia tokios rankovytės. Ir tokia palaida čia gaunasi, jinai tokia. Nežinau, ir čia tokia dviguba tokia. Man atrodo, kad čia jos yra madoje, aš manau. Toks stilius čia nugaroje, sagutė tokia užsisega. Nežinau, tas kalneriukas, medžiagytė man patinka tokia visai fainutė. Jinai, žinoma, netampama jokia, tokia sintetinė kažkokia, bet man patinka. Patinka medžiaga, patinka tas kalneriukas labai. Tas kalneriukas ir tas visas stilius toksai, nežinau, daro šitą bliuskutę labai tokia šventiška, elegantiška. Tiesiog, nežinau, vos ne klasikinio stiliaus, taip šiek tiek man neša, nežinau. Labai faina, labai mielai atrodo. Ir rožinė spalva tokia jaunatviška, su baltu. Manau, kad jai patiks ir tiks. Jinai tokia lieknutė, kudutė, tai tas laisvumas jai labai gražiai atrodys, aš manau. Toliau čia tokia kaip kasdieninė bliuskutė, tokia irgi ant nuolaidos, kiek aš už ją 2 eurus mokėjau, taip. Jinai kainavo 10 eurų. Ir čia jinai yra didesnė. Aha, čia ne 10-11 metų, čia yra kaip jau ant 13 metų. Bet čia šleikytės galima susimažinti. Jinai gali susikelti tas šleikytės. Bet 2 eurai, svarbu, kad nemaža būtų. Jeigu biški šiek tiek per didelė, tai užaugs. Užaugs, niekur nedings, bus gera kada. Tai va tokia ant šleikyčių ir čia apačia tokia. Va. Su tokiais raštais ir šiek tiek patraukta yra. O nugaroje, koks grožis. Nugaroje yra tokie 2 bantukai. Labai nuostabiai. Dar taip nenorėjau pirkti, bet kai pamačiau nugarą, tai galvoju, reikia paimti už 2 eurus. Ir nugara tikrai labai gražiai atrodo. Tie bantukai man labai patiko. Labai fainučiai. Medžiagytė taip pat tokia sintetinė visai. Bet fainutė. Tai va. Ką dar čia aš pirkau? Pirkau daugiau maisto ten. Dar parodysiu kelis iš kosmetikos priemonių. Taigi aš nusipirkau iš Vici. Čia akims. Sumažinam pajuodusius paakius. Suminkština, kaip sakant, viską. Raukšles ir odą, vienu žodžiu.
mokėjau 24 eurus. Štai toksai. Dar nenaudojau netgi. Nebuvau net išpakavusi dar. Nieko čia daugiau nėra viduje. Va tokia va dėžutė. Kaip sakiau, Vichy firmos man labai patinka. Visi produktai. Štai toksai. O, wow, koksai galiukas. Jėduk, kaip čia silikoninis koksai yra. Čia turbūt išeis per čia, taip, išeis. Ir čia turbūt taip vat ir uždėti reikia jį, taip tapšnot matyt. Oi, koks fainas. Kažkaip. Ten buvo testeris, bet nebuvo tokio galo. Gal aš kitokį ten žiūrėjau. Žodžiu, man tas fainas. Ir čia rašo, čia yra jautriai odai. Mano oda yra ne jautri, o mišri, bet manau blogiau nebus. O ypač akių oda, paakių vis tiek yra jautri, kaip sakant, plonesnė, tai tikrai tiks. Ir čia rašo hypoallergenic, Vichy thermal spa water, iš terminio spa vandens. Tik tais galiu girti Vichy firmą, tik išgirti galiu. Nieko absoliučiai, jokio minuso net negalėčiau pasakyti, nes man labai patinka. Toliau, mano serumukas Vichy baigėsi. Nu, nesibaigė, bet dar yra, bet jau taip eina į pabaigą. Kitą serumuką tokį aš mamai atidaviau, nes man kažkaip jis daugiau tokių nuo raukšlių galbūt buvo toksai, gal man nelabai tiko, kaip čia pasakyti, tiesiog atidaviau mamai, nu kaip tik jai reikėjo, aš jai ir sakau, pasimk, jis beveik naujas buvo, žodžiu, mamai padovanojau, o vietoj to, galvoju, tas pasibaigs jau tuoj, tai nusipirkau štai šitokį serumuką, Idealia Life Serum. Taip, ir čia rašo taip pat, na, kaip sakant, nuo saulės, jeigu yra pažeista oda, padeda. Nuo maisto, jeigu nesubalansuota maistą valgote, jeigu oda kenčia, nepakankamai vandens geriate. Jeigu, ta prasme, kas nors rūko prie jūsų, arba jūs rūkote, cigaretes turiu omenyje. Jei būnate tarp cigarečių dūmų, tai irgi kenkia odai, tai šitas kremukas labai padeda atgaivinti tą odelę. Taip pat nuo streso, pavargusiai odai, stresiniai, paveiktai saulės ir taip toliau ir panašiai. Poras, kaip sakant, sutraukia, sulygina. Ir visas kitas, kaip sakant, problemiškas veido vietas jisai pagerina. Jis kainavo man 35 eurai beveik, 34,50. Jo, aš už abu 50 eurų, virš 50 eurų mokėjau. Na, vienu žodžiu. Na, kaina tikrai yra didelė, galiu pasakyti. Bet man patinka Vichy. Man patinka. Ir labai fainas buteliukas. Šita linija yra viena iš naujesnių. Bent jau čia pas mūsų parduotuvėje, tai aš labai norėjau išbandyti. Aš turiu šios linijos BB kremuką. Ir kuris iš pradžių aš nemokėjau jo naudoti. Kaip ir ten tokio Nivea primerio kremo irgi nemokėjau naudoti. Aš pradžių tepdavau kremą, o paskui tepu BB kremą. Arba, nu, vien žodžiu, BB kremuką. Ir po to man padeda luptis nuo odos, eina, rutuliuojasi, nu, dalykai. O pasirodo, nereikia tepti jokio kremo, reikia iš karto tepti ant odos tą BB kremuką. Tada jisai gražiai išsiskirta, tada nenusilupa. Nes jeigu per daug pritepi, kremas neįsigeria, taip gal greitai, aš nežinau, per daug permaitinta oda, ypač kaip mano, gal sausai odai kažkam taip nebūtų, bet kai mano yra mišri, tokia odelė, tokia riebi mišri, tai ne per daug gal permaitinu aš ją ir man pradeda rutuliotis, tai aš negaliu per daug pritepti. Va, pavyzdžiui, užtenka serumo, nes serumukas yra lengvos konsistencijos, kaip sakant, toksai, įsigerintis labai greitai, bent jau man. Tai nebent serumuką vat kokį veidui pamaitinti ir BB kremuką iš Vichy, va, pažiūrėjau, šitą tepsiu, po to BB kremuką akytėms
Ir viskas, ir veidas, kaip sakant, paruoštas dienai. Na, dozatorius štai toksai. Karščiausias dozatorius. Dabar atidaryti nenoriu, dozuoti dar nenoriu. Nes, kaip sakant, jis dar kaip ir netidarytas yra, nes nuo atidarimo, kada jis čia galioja. Na, metus laiko nuo atidarimo. Na, aš tikrai jis suvartosiu, sunaudosiu per metus laiko. Bet vis tiek dabar nenoriu spausti čia jo be reikalo, o vis tiek aš jo nenaudosiu ir jisai stovės. Ta prasme, nu ką, ir viskas šiam kartui. Dabar noriu pakalbėti apie savo, kaip sakant, tą pradingimą. Kaip aš taip dingau ir manęs, kaip sakant, nei video nebuvo, nei kam čia per daug atrašinėjau žinutes, nei e-mailų ir panašiai. Norėjau tiesiog pailsėti. Tikiuosi mane suprasite, yra vasara, manau daugelis iš jūsų važiuojate atostogauti ir daugiau galbūt laiko leidžiate savo. Todėl taip pat aš norėjau šiek tiek pailsėti nuo tų darbelių ir leisti savo laiko pailsėti, atsigauti. Ypač po ligos, kaip aš susirgau, o viešpatė buvo. Tai, žodžiu, kiek aš ten savaitę laiko sirgau, po to savaitę išvažiavau biškį patostogauti kažkur. Dabar praeitą pirmadienį mamą išlydėjau. Tai dabar vat visą savaitę mamą išlydėjau į Lietuvą atostogų. Tai dabar visą savaitę esu viena namuose, o patikėkit, kiek darbo yra. Valgyti turiu gaminti, aš taip anksčiau mama čia pagamina taip ir taip. Ir valgyti gaminti. Ir aš į darbą eiti, ta prasme, ir įvairūs namų ruošos darbai kiti, ir pavargsti, ir norisi pailsėti, ir panašiai. Tikiuosi, mane suprantate. Ir per daug nepyksite, tiesiog dabar pribrendo jau tas laikas, kaip aš esu jau pasiruošusi sugrįžti atgal pas jūs, vėl toliau bendrauti, vėl toliau kurti filmukus, vėl toliau džiaugtis jūsų dėmesiu, kalbėti su jumis, bendrauti ir tiesiog būti savimi. Ir, na ką, tai manau tiek šiam kartui. Ir čia, atrodo, norėjau tiek daug pasakyti, bet kažkaip, nežinau, šiek tiek skubu, nes nenoriu, kad per ilgai užsitęstų video, bet, na, ko nepasakiau, tą pasakysiu sekančiame video. O sekantis video bus mano žadėtas ir nepadarytas apie kosmetiką, kurią atrinkau savo mergytei. Taigi, dabar keliu šį video, o netrukus bus ir kitas. Taigi, iki pasimatymo netrukus.